Tai dabar mūsų svečių gretas papildys dar vienas svečias, nuostabi vyresnioji skautė, sesė Jorė. Taip. Tarybos narė Jorė. Labą dieną. Taip, tai kaip jautiesi šiandien šitokią gražią dieną? Žiauriai gerai, kaip per kalėdas. Ar lauki dovanų? Man dovana bus ta, kad ir tu atsibusiu, galbūt negalvodama apie skutatinklį. Aha, tai pastaruoju metu ilgai galvoji apie jį? Ganėtinai. Ar tai tapo tavo gyvenimo dalimi? Žinoma. Ir kaip tu jautiesi, kai tas naujas skutatinklis jau bus už kelių minučių? Šiaip tai ganėtinai ramiai, man labai ramu, nes jau dabar, kai paleisim, tai kas bus, tas bus. O kodėl būtent toks yra naujas skutatinklis? Kodėl toks formatas buvo pasirinktas? Nes mes labai ilgai šnekėjomės apie tai, kas galėtų būti įdomu, kas galėtų būti naudinga. Ir pagalvom, kad turbūt ko reikia, tai reikia, kad mes galėtumėm dalinti savo skautiškomis patirtimis. Reikia, kad mes kartais galėtumėm parodyti, ką mes esame išmokę, kokias mes specialybės turime, kiek mes daug stovyklų esam sudalyvavę, dėl to atsirado trofėjų siena, pavyzdžiui, ir reikia, kad būtų patogu dirbti. Kad vadovai galėtų, pavyzdžiui, planuoti renginius, dar kažką, visus savo dokumentus vienoje vietoje turėti, taip atsirado projektai. Ir kiek aš žinau, tu rašei skutatinklio naujo koncepciją? Buvau viena iš tų žmonių. Ir kaip sekėsi tai daryti? Tai buvo labai senai, bet sekėsi turbūt gerai, jeigu tai priėjo iki rezultato. Tai galų gale mes turime ilgo darbo rezultatą. Taip. Ir kas tau naujame skutatinklyje labiausiai patinka? Man labiausiai patinka du projektai. Vienas projektas tai yra Skautų vyčių paslaptis, o kitas yra slaptas projektas. Tai nėra Rūtos projektas, tai yra ant suoliuko prie kavos. Ir kągi tai reiškia? Negaliu sakyti, nes tai slaptas projektas. Vau, tai kągi, iš tikrųjų naujas skutatinklis turi ne tik įdomybių, bet ir paslapčių. Ir visą tai mes pamatysime visai netrukus, kai jis atsidarys. Ir ačiū tau, Jorė. Ačiū, Karoli. Ir laukime naujo skutatinklio. Dar kol kas laukiame naujo skutatinklio, nes Karoli, eik iš čia. Nes reikia padaryti vietos dar vienai viešniai. Tai yra, ateik pas mane. Tai yra sesė Spinta, kurią kai kurie žmonės žino kaip sesė Rūta, bet iš tiesų tai mažai kas tai žino. Bet štai yra sesė Spinta, kuri pastaruoju metu tiesiog buvo Lietuvos skautynių žvaigždė. Nes neseniai sesė Spinta atsidūrė ant naujo leidinuko Ką veiksi rudenį viršelio. Taip pat dar jinai tapo Skautai LT testuotoja. Sesė Rūta, gal galėtum paaiškinti, kaip tau sekasi patekti ten, kur kiti nepatenka? Kaip tu taip visur prasmunki ir kaip tu taip visur atsiduri? Viską pamatai. Reikia būti labai aktyviam ir labai kietam. Ir tada būsiu visur, kur tik nori. Tai čia... O tai kuo kiti nekieti ir neaktyvus, kad nepatenka ten, kur kiti? Ten, pavyzdžiui, tu? Nes jie tingi. Tai va, broliai ir sesės, nebūkit tinginiai ir tapsite galbūt kokią nors trečią skutatinklio testuotojais. Turiu dar vieną klausimą. Gal gali papasakot, ką veikia tie testuotojai, nes toks žodis labai, skamba kaip labai atsakingas dalykas, bet nieks nežino, ką jie veikia ir kažkaip labai mistiškai viskas atrodo. Pavyzdžiui, aš tai kūriau vieną projektą, kuris vadinasi Spintėk. Ir aš galėčiau atskleisti savo priemo didinimo paslaptis ir antresolio kėlimo levelį tenai. O tai kaip paskelt antresolį levelį? Prisijung prie naujo projekto ir sužinosi. Aš prisijungiu, bet ten dar nieks neaišku. Pažiūrėk dokumentus. Ai, supratau. O tai žiūrėk, o gal šiaip galėtum paaiškinti, kas tie skutatinklio projektai? Ne. Negalėtum paaiškinti? Na, kadangi sesė Spintos skutatinklyje daro tai, ko net pati nežino, ką daro, tai belieka tik pakviesti visus sulaukti naujojo skutatinklio, kas atsitiks jau visai greitai. Ir prisijungti prie projekto Spintėk. Tai gerai, sesė Rūta.
Labai ačiū tau už pokalbį. Ir aš manau, kad greitai susirašysim naujam skautatinklyje. Aš tau ant sienos šiandien parašiau, bet man nieko neatrašai. Taip, aš tau atrašiau. Bet tu atrašai ant savo sienos, ne ant mano sienos. Ant mano sienos vis dar nieko nėra. Ant tavo sienos. Jėga! Gerai, ačiū sesiai Spintai. Ir jau visai greitai galėsime pasidžiaugti naujo skautatinklio galimybėmis. O kol kas mes keliaujame į Vilniaus skautų centro. O štai ir Karolis grįžo. Kol kas mes keliaujame į Vilniaus skautų centro didįjį kambarį, kur Vilniaus krašto skautai ir svečiai nekantriai laukia, kol bus... Oi, laukia. Iš tikrųjų, aš ten ką tik buvau, tai kas, jeigu esat kur nors aplinkui skautų centrą, kirmėjat prie kompo, tai bėkit čia, nes čia prasideda naujas skautatinklis ir vakarėlis. Nuostabu, dabar keliaujame į didįjį kambarį. Pasižiūrėt, kas ten vyksta. Šiais tiesiog nesmukės. Labą dieną. Sesė Laima, pamojuokite. Dabar galite pažiūrėti, kiek žmonių labai laukia skautatinklio Vilniuje. Kažkas labai bloga. Aš nematau. Nu dabar tai neblogai visai rodo. Tai mojuokite. Ką atjungė? Filmuoju. Kur tas naujas skautatinklis? O, grįžo. Jau prie rimtesnio darbo. Tai mes labai atsiprašome už visus techninius nesklandumus ir skautatinklis iš tikrųjų turėtų labai greit atsirasti. Tuo metu galite pasidžiaugti su visais Vilniaus skautais, kurie laukia Vilniaus skautų centre ir tiesiog laukti kartu.